Labas, Dovilė. Kur mes esame ir papasakok šiek tiek, ką veiki kelių priežiūroje. Sveiki, tai mes esame Jonavos kelių tarnyboje, Jonavos meistrijoje ir aš esu inžinierė. Ar seniai jau čia dirbi? Dirbu čia apie 1,5 metų, truputį virš. Ir kodėl nusprendei įsidarbinti būtent čia? Visą laiką norėjau dirbti inžinerijoje, būtent kelių sektoriuje, o čia man pasiūlė geriausias galimybės. Papasakok šiek tiek, kokios yra tavo kasdienės darbo funkcijos. Tai kiekviena diena gali būti vis kitokia. Dažniausiai tenka dirbti su defektiniais aktais, atlikti skaičiuoti sąmatas, bei dirbti su nuolatiniais ir periodiniais darbais. Kodėl pasirinkai inžineriją kaip savo specialybę? Kad noriu būti inžinierė, žinau labai seniai, tai būdama mokykloje jau supratau. Tiesiog mane domino tikslumas, kruopštumas darbo, manau dėl to. Ką atradai įdomiausio inžinerijos specialybėje? Tai tikriausiai, kas labiausiai atkreipia dėmesį, tai vizualizacijas. Nes matyti 3D, kaip kas atrodo, kol dar to nėra, yra labai malonu ir nustebina. Taip pat manau, kad tiesiog tas žmonių noras būti, noras papasakoti, dėstytojų tos įdiegtos savybės, manau, tai labiausiai patiko. Kokios tavo nuomonės savybės ar įgūdžiai yra svarbiausi inžinieriai? Manau, kad kiekvienas inžinierius kaip žmogus yra skirtingas, bet manau, kad tu turėtum norėti tobulėti, norėti siekti, sužinoti daugiau, išmokti daugiau, o taip tai aišku, būti šiek tiek susipažinusiam su tiksliaisiais mokslais būtų irgi gerai. Dovilė, papasakok šiek tiek, kas paskatino tave specializuotis būtent kelių inžinerijoje. Tas nuolatinis žmonių judėjimas tiesiog sako, kad inžinerijos ir būtent kelių visą laiką reikės. Tos technologijos vystosi, jos keičiasi ir tu gali keisti su jomis. Tai manau, tai labiausiai ir paskatino mane domėtis keliais. Tai vis tik, kas šiame darbe yra įdomiausia? Įdomiausia yra tai, kad tu gali susiplanuoti 2 savaitės į priekį ir ateiti ryte ir suprasti, kad viskas pasikeičia, nes kažkas atsitiko. Tai manau, tas toksai nenuspėjamumas yra įdomiausia, nėra rutinos darbe. O ar galėtum įvardinti, koks projektas, su kuriuo teko dirbti, ar su kuriuo galbūt dirbi šiuo metu, tau yra pats įdomiausias? Deja, neteko dirbti su daug projektų, bet manau, kad labiausiai įsimintinas yra mano baigiamasis darbas, kurio metu projektavau meno mokyklą ir po metų laiko pamačiau labai panašų pastatą savo gimtajame mieste. Tai manau, tiesiog įkvėpė tobulėti. Dovilė, jei galėtum dirbti su pažangiausiamis technologijomis ir su projektu, kuris labai naudingas aplinkai, kurią veiklą rinktumeisi? Rinkčiausi technologijas, nes dažniausiai technologijos yra naujoviškos ir jos nėra kenksmingos aplinkai. Darbas nuotoliu ar darbas ofise? Norėčiau mišriai, labai pasiilgčiau žmonių, bet taip pat norėčiau ir dirbti šiek tiek iš namų. Kokiais 3 žodžiais apibūdintum savo darbą? Kruopštumas, atsakingumas bei iššūkiai. Ar projektų valdymo įgūdžiai yra būtini kiekvienai inžinieriai? Ne, tikrai nebūtini. Dovilė, tai kavos pertraukėlė ofise ar artimiausioje kavinėje? Sudėtingas klausimas, bet manau, kad ofise nes galėčiau susitikti daugiau bendradarbių. Papasakok šiek tiek, kokios yra karjeros galimybės baigus inžineriją. Tai karjera yra labai plati, žiūrint nuo sektoriaus, kurį tu pasirinksi. Bet dažniausiai gali pradėti nuo, technikės mažų darbų iki projektų vadovo ar direktoriaus. Kaip manai, kaip susisiekimas keisis ateinančiame dešimtmetyje? Tikiuosi, kad tobulės, tikiuosi, kad augs, viskas klestės ir mums bus patogiau judėti nuo taško A iki taško B. Įvardink, kokie yra didžiausi iššūkiai tavo darbe? Tai didžiausias iššūkis yra lipti per save kiekvieną dieną ir tiesiog domėtis, jeigu kažko nežinai klausti, tai tas judėjimas ir tas lipimas per save, manau. Ar yra projektas, kurį laikytum savo karjeros aukščiausių pasiekimų? Manau, kad dar nėra, nes mano karjera neseniai prasidėjo, tai tiesiog manau, kad
viskas dar ateityje. Ar tiesa, kad inžinerija yra labiau vyriškas sritis? Tikrai ne. Ką darytum kitaip, jei vėl pradėtum savo karjerą? Nekeičiau nieko, nes manau, kad nuo to, ko pradėjau, ten, kur dabar esu, yra nemažas kelias, bet tiesiog atėjau ir esu čia laiminga. Tuomet kokį patarimą duotum moksleiviai ar moksleiviui svarstančiam apie inžinerijos studijas? Tik pirmin, nebijok, studijuok. Tai yra tavo kelias ir suprasti turi tai, kad visi yra linkę tau padėti. Nesvarbu, ar tu mergina, ar tu vaikinas, bet svarbu, kad turėtum didelį norą. Kur ir kaip galima sužinoti daugiau apie karjerą susisiekimo sektoriuje? Tai susisiekimo ministerijos bei kelių priežiūros internetinėme puslapyje.